aš tai dalyvauju tokiuose renginiuose labiausiai dėl kontaktų. Aišku, pranešimai irgi įdomu, kas vyksta lokalioj rinkoje, ta prasme Lietuvoje, kokie pagrindiniai žaidėjai čia reiškia kontaktai, susitikimai su jau pažįstamais žmonėmis, pažintys su naujais žmonėmis ir tiesiog susipažinimas su sėkmingiausiai šiai dienai Lietuvos e-komercijos žaidėjai. Aš jau labai seniai seku šituos dalykus ir lietuviškas tokias konferencijas, e-komexpo, reiškia, kur jau labai seniai, reiškia. Ir aš visą laiką stebėdavausi, kodėl žmonės, reiškia, labai apsiriboja. Čia grinai yra mental dalykai, ta prasme, populiariausi produktai vakarų šalyse, jie dažniausiai tinka visur. Kai aš pardaviau savo verslą, maždaug pusė jau buvo Europoje, pusė Amerikoje, ta prasme, tai yra, vakariečiai daugmaž toj kultūroje, kurią mes jau irgi esam pilnai įsitraukę, populiariausi produktai ten yra panašūs. Bet daugumoje atveju ta plėtra čia toks žemiausiai kabantis vaisius. Jau tu turi tą visą produktą ir tiesiog tavo mintis tau neleidžia ir kažkoks įsivaizdavimas, kai čia yra kažkokie apribojimai. Įsigilink į tą vieną kanalą užtenka būti vieno kanalo meistru, nereikia ir nebūtina plėstis į visas šalis, nes tai tiesiog tik išsitaškymas ir savo išsklaidymas energijos. Jeigu sekasi, tiesiog nerk gilyn tam kanale, padaryk viską, kas įmanoma ir tai yra visas pasaulis.